2017 metų tobula nuotaika. Kaip jie atrodo? Visų pirma, manyčiau, pamiršti metus, nesvarbu kokie 2017-2018, svarbiausia, nuotaka turi jausti savo komforto zonoje, ji turi jaustis gerai savo vestuvinėje suknelėje ir jeigu jūs užsidedat ir galvojat, ne, tai ne aš, keičiam, ieškom variantų, kuriuose jūs jausitės gerai. Pageidautina, kad ieškotų savo individualaus stiliaus, o nebandytų kopijuoti kažkokius tai tenai trendus ar kažkur tai matytus tenai Pintereste pririnktus paveikslėlius ir taip toliau, o bandytų išreikšti savo vidinį pasaulį, vidinį grožį. Reikia atsižvelgti, kokia yra šventė ir kad suknelė būtų pritaikyta būtent tai dienai, būtent tai aplinkai, būtent tam orui ir būtent tai figūrai ar būtent tai stilistikai, kokia yra ruošiama visa šventė. Natūralūs audiniai, aišku, jie daug yra praktiškesni, ar ne, ir neprakaituoja, ir lengvesni, ir taip toliau. Tai tiesiog kokybė, viso ko, ir audinių, ir pasiuvimo kokybė, svarbiausias dalykas turbūt yra. Brangiausia ne visą laiką reiškia geriausia. Taip, tai todėl manyčiau, kad ieškoti tai, ką tu gali sau leisti ir nepamiršti netaupyti jaunikio sąskaitą. Taip, tai vadinasi, jaunikis eina kartu prie nuotakos vienodai gerai atrodantis abudu. Nepamirštam jaunųjų. Suknelę rinktis pagal vestuvių tematiką bei atkreipti dėmesį į vietą, kurioje tuokiasi žmonės. Taip, kad princesiška suknelė tegul eina labiau prašmatnioje aplinkoje, jeigu paplūdimy ar dar kažkur, tai tiesiog renkamės lengvesnę suknelę. Esu labai stipriai už eleganciją pasisakau ir tai, kad reikia neperspausti. Rinktis gerus dizainerius, kurie moka kurti rafinuotą eleganciją.